Ir pradėsiu nuo pasisveikinimo dar syk su visais. Tai sveiki susirinkę, visi, kurie susidomėjo šiuo kvietimu arba projektu GovTech for All, kurio didesnio projekto GovTech for All kontekste rengiame ir šį kvietimą savivaldybių konsorciumui dalyvauti. Ir iš tiesų šiandien pristatysime tiek patį GovTech for All projektą, tiek pačias finansavimo kvietimo sąlygas. Ir pabaigoje viso šio susitikimo turėsime laiko klausimams, atsakymams. Tačiau klausimus ir atsakymus kviečiu rašyti pokalbių lange jau viso susitikimo metu. Na ir vėliau jau susitikimo pabaigoje skirsime laiko atsakyti juos, tai tikrai galite žymėti juos susitikimo lange ir ne tik tai savo užrašinėse. Na, o pradėti tikrai norėčiau nuo prisistatymo, susipažinimo. Tai šiandien šiame susitikime aš kartu su kolegė Milda esame iš GovTech laboratorijos, iš komandos inovacijų agentūroje, kuri skatina kurti ir naudoti inovatyvius technologinius sprendimus viešajame sektoriuje. Na ir skatiname įvairiomis formomis, tiek suteikdami įgūdžius per kaip tik dabar vykstančią inovacijų akademiją, keisdami nuostatas, teikdami resursus finansinius ir technologijų pagalbą spręsti turimus ir pasirinkti ateities iššūkiams. Tai iš tiesų ir šis kvietimas yra viena iš mūsų formų, kaip mes skatiname viešojo sektoriaus organizacijas ugdytis ir kartu kurti skaitmeninius sprendimus, kurie padėtų spręsti joms aktualius iššūkius. Na ir taip pat norėtume susipažinti ir su jumis. Tai kadangi mūsų visai nemažai, o laiko netiek daug, tai kviesčiau dabar jūs pokalbių lange parašyti, kurią Lietuvos savivaldybę atstovaujate. Tai tiesiog parašykite pavadinimą, taip turėsime tokį žemėlapį Lietuvos ir šio susitikimo dalyvių. Aš, Viktorai, galiu tiesiog užmesti akį, matau Šiauliai, Tauragė, Vilnius, Molėtų rajonas, Biržų rajonas. Ačiū Milda, jeigu yra ir ne tik savivaldybės atstovaujančių, taip pat kviečiam pasirašyti, nes kvietimas, aišku, buvo neuždaras, nepribojame dalyvavimo ir ne tik tai savivaldybė atstovų, tai irgi galite prisistatyti. O matau, čia tikrai daug. Rajonas, Telšiai, Visaginas, Ignalina, tikrai labai įvairūs. Gerai, tai tada kitas mūsų klausimas irgi toks susipažinimui. Ar esate anksčiau teikę paraiškas GovTech sprendimų finansavimui tiek GovTech for All projekto kontekste, o galbūt ir GovTech iššūkių serijoje ar smėliadėžiai, tai irgi įdomu išgirsti. Tiesiog trumpai gal parašykite taip arba ne. Na, ką matome, Milda? Na, matome tikrai įvairovę. Ir taip ir ne, čia gal net ir pasiskirsto to lygiai, sakyčiau. Labai gerai, tada turėsim, reiškia, ir turinčių patirties ir norinčių išsibandyti. Tai ir dar vienas klausimas, ar turite problemų administracinės naštos mažinimo srityje? Vėlgi lauktume jūsų atsakymų taip arba ne. Na, iš esmės tai susijęs su kvietimu ir tai norime tiesiog bendrą jūsų matymą, pojūtį išgirsti, pamatyti. Tikrai visi turi turbūt daug tų problemų. Daug atsakymų taip.
Gerai, matau, jo, kol kas tik tai taip, tai tada, kaip čia, pataikėte tikrai ten, pabandysime surasti tom problemom sprendimus, išeitis. Ir paskutinis klausimas susipažinimui, ar jau turite numatytą suburti savivaldybių konsorciumą, kuris bus reikalingas norint dalyvauti šiame projekte? Na ir matau, atrodo, kad kol kas dar visi tik tai domisi, bet kol kas dar tokio pasirengusio jau teikti paraišką, matyt, dar neturim. Na, bet tam dar tikrai yra laiko, todėl ir rengiame šį pristatymą, kad vėliau galėtumėte pasirengti paraiškos teikimo ir konsorciumo subūrimui. Na, o apie visą tai dar šiandien ir papasakosiu. Tai, o dabar kviečiu, Milda, tave tada pristatyti GovTech for All projektą ir papasakoti apie ką jis ir į kokią kelionę kviečiame Lietuvos savivaldybės. Gerai, aš pasidalinu savo ekranu. Tikiuosi, matot gerai? Tikrai matom. Gerai. Tai aš turbūt norėčiau pristatyti truputėlį daugiau konteksto, kas yra tas GovTech for All, kai kalbame apie pilotinį projektą, mes jūs kviečiame dalyvauti pilotinėje programoje, GovTech dirbtinio intelekto smėliadėžės programoje, kurią mes įgyvendiname kaip pilotinę GovTech for All projekto rėmuose. Tai gal labai trumpai, kas tas GovTech for All. Galbūt jau kai kas iš jūsų esate ir girdėję, mačiau jau yra tarp mūsų klausytojų ir dalyvių šito projekto. Tai GovTech for All yra tarptautinis projektas gimęs iš GovTech ekosistemos inkubatoriaus sukūrimo, kuris įvyko 23 metais Europos komisijai paskelbus kvietimą būtent suburti GovTech ekosistemos dalyvių bendruomenę, kuri galėtų skatinti GovTech rinkos vystymą, ekosistemos plėtrą, stiprinimą ir sudarytų tam tikras palankias sąlygas skaitmeninių inovacijų vystymui, eksperimentavimui, diegiant pažangias viešasias paslaugas. Projekto dalyviai šiuo metu yra net 32 GovTech organizacijos iš 20 Europos šalių, toks gan didelis konsorciumas partnerių, kurių apimtyje mes taip pat dalyvaujame jau nuo pat pradžios, nuo 23 metų. Ir šis projektas labai didelį dėmesį skiria saveikių skaitmeninių produktų vystymui, plėtrai, kurios būtų galima būtų perpanaudoti, taip pat skatina eksperimentuoti, vykdant inovatyvius viešuosius pirkimus, kurie atlieptų inovacijų vystymą ir plėtros galimybės. Ir tam tikra prasme, dalyvaudami šiame inkubatoriuje, visi dalyviai keičiasi savo patirtimi, vykdo bendrus projektus, tarp valstybinius projektus ir tuo pačiu formuoja Europos lygmens politikos formavimą GovTech ir skaitmeninės Europos programos rėmuose. Pats projektas, GovTech for All projektas, yra įgyvendinamas etapais, kiekvienam etapui gaunant finansavimą iš skaitmeninės Europos programos, kai mes pateikiame tam tikras pilotinių projektų idėjas. Ir štai pirmojo etapo metu, 23-25 metais, konsorciumo apimtyje buvo įgyvendinti 3 pilotiniai projektai, vieną iš jų turėjome ir Lietuvoje. Na ir šiais metais pradedame naują etapą, iki 27 metų įgyvendinsime konsorciumo apimtyje 8 pilotinius projektus. Ir šiais metais mes ir pristatome jums naują GovTech dirbtinio intelekto smėliadėžę jau lietuviškai pilotinį projektą Lietuvoje. Tai labai trumpai, neužsibūnant, tiesiog noriu bendrai informacijai leisti žinoti, kad praeitais 23-25 metais mes įgyvendinome tą pirmąjį pilotinį projektą GovTech for All konsorciumo rėmuose, Startup Challenge for Innovative Procurement angliškai, ir mūsų 2 savivaldybės, Tauragės ir Šiaulių, turėjo galimybę sudalyvauti šiame projekte.
išbandyti atvirų inovacijų metodiką, įsigyti skaitmeninį sprendimą tarptautinio projekto konkurso būdu savo identifikuotiems iššūkiams energijos efektyvumo didinimo srityje. Na ir tuos sprendimus išbandyti, išsitestuoti ir pristatyti savo patirtį bei rezultatus tarptautinėme renginyje, kuris vyko praėjusį birželį Madride. Na, o šiais metais mes startuojame su nauju pilotiniu projektu, tai yra vienas iš tų 8 man anksčiau minėtų, ir GovTech laboratorija turi garbės koordinuoti šio projekto įgyvendinimą tarptautiniu mastu ir įgyvendinti jį Lietuvoje. Šio projekto idėja gimė iš matymo, kad yra tam tikri sisteminiai barjerai, su kuriais susiduria viešasis sektorius, vystydamas skaitmenines inovacijas. Stebime, kad dauguma GovTech skaitmeninių sprendimų, inovacijų yra vystomos gan fragmentiškai, sporadiškai. Apsiriboja tam tikroje institucijoje, organizacijoje, kuris sprendžia tam tikras jai aktualias problemas, bet mes matome, kad tos problemos yra aktualios ne vienai institucijai, ypatingai kalbame apie viešojo sektoriaus institucijas ir viešasis paslaugas gyventojams. Ir kad tas sprendimas, kuris yra vystomas vienoje institucijoje, jis tikrai galėtų būti išplėstas ir kitose institucijose ir pasiekti didesnį skaičių gyventojų, tai nauda būtų daug didesnė ir būtų sutaupomi ir ištekliai, ir resursai, ir būtų galima pasidalinti savo kompetencijomis, žiniomis. Tai galvojant dar apie tai, kad šiuo metu tikrai mes esame ant dirbtinio intelekto galimybių panaudojimo bangos, nesinori taip pat ir viešajame sektoriuje atsilikti nuo privataus, kur gyventojai, verslas mato, kad paslaugos gali būti tikrai kokybiškesnės, lengviau prieinamos. Tai norėtųsi tą matyti ir viešajame sektoriuje, sudarant galimybės eksperimentuoti saugioje aplinkoje. Na ir žinoma, kartais resursų pritrūksta viešajame sektoriuje, tai tokie projektai taip pat kviečia, ar ne, suteikdami finansus, nebijoti prisiimti rizikos ir bandyti tas inovacijas. Bet dar vienas iššūkis, su kuriuo susidurėme ir jį matome dažnai projektuose, kad tie skaitmeniniai sprendimai, kurie yra vystomi vienoje institucijose, jie dažnai taip ir lieka prototipo būsenoje arba nepakankamai irgi yra išnaudojamos jų galimybės dėl to, kad kartais susiduriama ir su reguliaciniais, procedūriniais, organizaciniais kažkokiais iššūkiais, kliūtimis, kurie galbūt nebuvo numatyti nuo pat pradžių. Tai mes norime sukurti GovTech dirbtinio intelekto smėliadėžę būtent, kad būtų galima pasinaudoti viešojo sektorio institucijomis tomis galimybėmis išbandyti ir praplėsti pažangiausių technologijų, šiuo atveju dirbtinio intelekto taikymą viešojo sektoriaus institucijose ir tuo pačiu suprasti, kas veikia, kas neveikia, kokių reikėtų pokyčių reguliacinių, procesinių, galbūt net vartotojų elgsenos, kad tie technologiniai sprendimai būtų efektyviai panaudojami. Šį projektą mes įgyvendiname kartu su partneriais iš Estijos, Švedijos, Ispanijos, Graikijos ir Maltos. Ir mūsų partneriai taip pat atsirenka savivaldybės, konsorciumus savivaldybių, kurios ištestuos šios programos metodologiją. Ir mes tada pasidalinsime patirtimi, matysime, kaip reikėtų patobulinti, ko galbūt trūksta. Tai viso proceso metu tikrai bus įdomių dalykų. Na ir pati pilotinė programa Lietuvoje būtų įgyvendinama nuo sutarties pasirašymo su konsorciumu atrinktu iki 27 metų gegužės 31 dienos, kada mes ir užbaigėme šį GovTech Fall pilotinį projektą. Kaip jau minėjau, pagrindinis tikslas yra išbandyti tą GovTech dirbtinio intelekto smėliadėžės metodologiją ir tam įgyvendinsime Lietuvoje veiklas, kurias pristatysime truputėlį vėliau, bet pagrinde mes turime atsirinkti 4 savivaldybių konsorciumą, kuris identifikuotų bendrą iššūkį, problemą administracinės ar biurokratinės naštos mažinimo srityje, orientuotą į viešųjų paslaugų gerinimą, į vartotojus. Na? Kodėl 4 savivaldybės? Na, iš dalies dėl finansavimo, kurį teikiame ir svarbiausia dėl to, kad mes norim pamatyti, kad tai pačiai problemai galima atlikti bendrą inovatyvų į viešąjį pirkimą, kaip jau minėjau, taip sutaupant ir resursų, ir išteklių, ir pasidalinant kompetencijomis. Ir užtikrinant to produkto jau plėtrą,
keliose organizacijose, ne vienoje. Taip pat bendradarbiaujant su vystytoju, tas sprendimas, prototipas būtų testuojamas, bandoma suprasti, vat būtent kokie tie reikalingi reguliaciniai ar procedūriniai pokyčiai, kurie įveiklintų tą sprendimo panaudojimą plačiau. Ir žinoma, būtų pristatomi tiek iššūkis šiuo atveju Lietuvoje, tiek sprendimas platesniai auditorijai, galbūt net ir tarptautiniuose renginiuose. Tai tokia labai trumpa tokia koncepcija. Na ir projekto etapai, aš taip užsiminsiu čia labai bendrai, Viktoras dar taip pat prie to sugrįž, kad iki šių metų gruodžio mes tada atsirinktumėm savivaldybių konsorciumą. Kitų metų pradžioje, maždaug sausis-vasaris, būtų iššūkių apibrėžimui dirbtuvės, kviestume jūs į mokymus, su ekspertų pagalba pasirengtumėte inovatyviam pirkimui, tada įgyvendintumėm projekto konkursą su neskelbiamom dėrybom maždaug apie balandį. Apie birželį būtų pasirašoma sutartis su sprendimo vystytoju ir pasirengiama pačiam eksperimentavimo etapui, sudaromas planas tarp konsorciumo ir vystytojo. Na ir tada yra skiriami maždaug 6-9 mėnesiai GovTech dirbtinio intelekto sprendimo kūrimui, adaptavimui ir testavimui visose 4 institucijose. Ir gegužės mėnesį, uždarant projektą, būtų rezultatų pristatymas. Nuo pačio eksperimentavimo metu, čia turbūt matote, ar ne, pokyčių modeliavimas, kur mes rinktumėm tos duomenis, ar ne, pagrindimus, kokie pokyčiai reikalingi, kad tas sprendimas visapusiškai veiktų. Na ir šios programos rėmuose mes siūlome tikrai savivaldybėms galimybę ateiti kartu, spręsti bendrai aktualias problemas per eksperimentavimą, einant per procesą, kartu ieškant tinkamiausio sprendimo tai problemai ar iššūkiui spręsti projekto konkurso būdu, atsirinkus eksperimentuoti ir bendrai su tiekėju ar ne kurti tą GovTech dirbtinio intelekto sprendimą. Mes taip pat siūlysime ekspertų pagalbą, konsultacijas, žinoma, mokymus, na ir kaip jau minėjau, pristatymą projekto tarpinių ir galutinių rezultatų galbūt tarptautiniuose renginiuose. Svarbiausia, mes jums siūlome 100% finansavimą skaitmeninio sprendimo, paremto dirbtiniu intelektu, sprendimo prototipo įsigijimui ir išbandymui. Tai būtų 70 000 eurų. Tai yra tie ištekliai resursai, kurių kartais galbūt pritrūkstama, kai norima kažką išbandyti naujo, prisiimti riziką. Ir tikrai iš praeito etapo galim pasidalinti, kad tikrai dalyvavimas tokioje programoje ir procese svarbiausia suteikia tikrai naujų patirčių, žinių, vysto inovacijų kultūrą jūsų organizacijose ir galbūt jūs išsinešite daugiau žinojimo, ką tai reiškia taikyti dirbtinio intelekto sprendimus viešajame sektoriuje. Ir žinoma, susirasti kontaktų, nes vis tik bendrausime ir su partnerinėmis savivaldybėmis iš Estijos, Švedijos, Maltos, Graikijos. Na ir mes tikėtumėmės, kad šiame projekte dalyvautų motyvuotos savivaldybės, kurios proaktyviai įsitrauktų į veiklas, į procesą, lankščiai žiūrėtų į visą procesą, nebijotų, turėtų drąsos eksperimentuoti, išbandyti naujus dalykus, būtų pasirengę atvirumui, sklandžiam bendradarbiavimui projekto metu, tiek tarpusavyje su kitomis savivaldybėmis, tiek su startuolių vystančių ar ne, sprendimą ekspertais, kitomis suinteresuotomis šalimis. Ir, kaip žinote, mes paskelbėme kvietimą ne taip jau ir senai. Paraiškos yra teikiamos iki gruodžio 9 dienos. Yra tikrai dar laiko susijungti, susisiekti su savivaldybėmis, paklausti, ar būtų kokio intereso ar ne, kartu vystyti bendras veiklas dalyvaujant šioje programoje. Tai aš galbūt perduosiu dabar Viktorui estafetę, kad jis suteiktų daugiau detalių apie pačią dalyvavimo sąlygas, o tada galėsime dar ir skirti laiko klausimams ir atsakymams. Gerai, ačiū Milda. Tai tuomet aš jau ir eisiu, kaip ir sakai, daugiau į detalės, nes man atrodo kontekstas jau aiškus. Tai iš tikrųjų
Kaip ir minėjo Milda, mes norime šiame kvietime atrinkti vieną 4 savivaldybių konsorciumą, kuris atliks bendrą inovatyvų viešąjį pirkimą projektų konkurso būdu ir išbandys GovTech dirbtinio intelekto sprendimą administracinės naštos mažinimo srityje. Kalbant konkrečiau apie tas pagrindinės mūsų vartojamas savokas ir tai siekiant labiau susivienodinti jas, kad visi suprastume ir kalbėtume apie tą patį, tai tos savokos yra dvi pagrindinės, tai administracinės naštos mažinimas, suvokiamas kaip procesų reikalavimų ir informacijos valdymo supaprastinimas viešo administravimo srityje, siekiant sumažinti gyventojų, verslo institucijų patiriamą laiko, finansinę ir organizacinę naštą vykdant teisės aktuose numatytas pareigas ar siekiant viešųjų paslaugų. Tai iš tikrųjų, kaip ir matote, apibrėžimas pakankamai ilgas, bet ir pakankamai detalus ir platus. Tai ir matyti, iš to galime ir suprasti, kad tikrai žiūrima plačiai į administracinės naštos mažinimą įvairiose srityse ir įvairiems subjektams, tiek gyventojams, tiek verslui, tiek institucijoms. Galime žiūrėti į administracinę naštą per procesus, įvairius reikalavimus, informacijos valdymą ir atsižvelgiant į tai, kad tai yra susijęs su laiko, finansiniais ir organizaciniais resursais, kuriuos turime, kuriuos patiriame ir turime vykdami numatytas pareigas ar ne funkcijas savivaldybėms šiuo atveju priskirtas ar teikdami viešasis paslaugas. Na ir įvairioms šioms problemoms spręsti mes šiame kvietime siūlome ieškoti GovTech dirbtinio intelekto pagrindų veikiančio sprendimo, kurį irgi suvokiame kaip skaitmeninį sprendimą visų pirma, sprendžiantį viešojo sektoriaus arba socialinės problemas, na ir svarbiausia, taikant dirbtinio intelekto technologijas. Taigi, į šį kvietimą kviečiame kviečiame teikti paraiškas 4 savivaldybių konsorciumo, kuris turėtų būti sudarytas iš vienos koordinuojančios savivaldybės ir 3 savivaldybių partnerių. Tai viso 4 savivaldybės, ne daugiau ir ne mažiau, bet viena turi būti koordinuojanti, o kitos savivaldybės dalyvauja kaip partnerės, įgyvendinant bendrą projektą. Na ir pagrindinis įgyvendinimo projekto tikslas ir tinkamų išlaidų objektas yra GovTech dirbtinio intelekto sprendimo viešojo pirkimo įgyvendinimas. Taigi, tai yra tinkamos finansuoti išlaidos yra tik tai susijusios su GovTech dirbtinio intelekto sprendimo viešojo pirkimo įgyvendinimu, kurį turėtų atlikti vienas jau minėtas konsorciumas sudarytas iš 4 savivaldybių. Jam skirsim 70 000 eurų įskaitant PVM ir ši suma yra skirta finansuoti iki 100% viešojo pirkimo įgyvendinimo išlaidų, skelbiant projekto konkursą ir vykdant neskelbiamas derybas po konkurso. Tačiau taip pat partneriai gali prisidėti ir savo lėšų ir už tai vertinant paraiškas būtų skiriami papildomi balai, tačiau tai nėra privaloma. Na ir kaip ir minėjo Milda, tai projektas tęsiasi iki 27 metų gegužės, tačiau tinkamos finansuoti išlaidos, šiuo atveju viešojo pirkimo įgyvendinimo išlaidos, tinkamos yra pripažįstamos, patirtos tik iki 27 metų kovo 31 dienos. Žvelgiant konkrečiau į procesus ir etapus, kurie laukia konsorciumo, kuris bus atrinktas, tai konsorciumas iš pradžių gilinsis į problemų lauką, kurį bus apibrėžęs raiškoje, sieks apsibendrinti problemas iki iššūkio, tada vyks pasirengimo viešajam pirkimui etapas, tada žinoma bus įgyvendinamas inovatyvus viešasis pirkimas jau minėto projekto konkurso ir neskelbiamų derybų būdu.
Na ir tada jau matyti pagrindinis, galima sakyti, etapas, smagiausias etapas GovTech intelekto sprendimų kūrimas ir testavimas ir, žinoma, rezultatų pristatymas. Taigi, pradėsime nuo problemos, na ir pabaigoje turėsime dirbtinio intelekto sprendimą, kuris bus įdiegtas visose 4 savivaldybėse. Na ir kaip ir vėlgi minėjo Milda, tai toje jau antroje projekto dalyje, kai jau turėsime atsirinkę sprendimą ir pradėsime sprendimo idėją, kai būsime atsirinkę, pradėsime sprendimo kūrimą ir testavimą. Taip pat modeliuosime su sprendimo kūrimu ir įgyvendinimu susijusius organizacinius, reguliacinius pokyčius, kurie būtų reikalingi, kad sprendimas dar geriau veiktų ir apskritai dirbtinio intelekto sprendimai lengviau rastųsi viešajame sektoriuje. Na, o viso šito proceso metu tikrai turėsime įvairių seminarų, konsultacijų, tiek susijusių tiek su iššūkio apibrėžimu, tiek su pasirengimu viešajam pirkimui. Turėsime įvairių pristatymų ir tinklavikos renginių ir projektų partneriais iš kitų šalių. Na ir taip pat vyks dirbtuvės ir refleksijos, kurios ir padės mums tiek apibrėžti reikalingus pokyčius, tiek pasirengti skirtingams projekto gyvenimo etapams. Žvelgiant konkrečiau į laikotarpius, tai tikimės konsorciumą atsirinkti ir sutartį pasirašyti dar šių metų gruodžio mėnesį. Na, o pagrindinis darbas jau prasidėtų po naujųjų metų, tai nuo sausio iki vasario mėnesio turėsime laiko apsibrėžti iššūkį administracinės naštos srityje, susikonkretinti iššūkį, pasirengti viešajam pirkimui, viešo pirkimo dokumentus, sąlygas, techninę specifikaciją. Tada turėsime laiką įgyvendinti projekto konkursą ir neskelbiamas derybas. Na ir tada prasidės paslaugų sutarties vykdymas nuo maždaug birželio mėnesio iki 27 metų kovo, kada užbaigsime projektą. Ir turėsime tada kovo, balandžio ir gegužės mėnesius rezultatų pristatymui tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Žvelgiant konkrečiau į viešojo pirkimo įgyvendinimo aspektus, kurie ir yra lemiantis iš dalies apskritai sprendimo įsigijimą ir jo sėkmę, tai kad būtų galima įgyvendinti viešąjį pirkimą 4 savivaldybėms kartu, atlikti tą bendrai atliekamą pirkimą, bus reikalinga pasirašyti jungtinės veiklos sutartį tarp konsorciumo partnerių, tarp tų visų 4 savivaldybių, kurios ir atliks bendrai atliekamą viešąjį pirkimą. Tai reiškia, kad 4 savivaldybės atliks vieną pirkimą kartu, rengs kartu pirkimo sąlygas ir dokumentus, kaip jau apsibrėš ir pasiskirstys rolės, vaidmenis jungtinės veiklos sutartyje. Ką jau ir minėjom, pirkimas turės būti vykdomas projekto konkurso būdu ir vėliau neskelbiamomis derybomis po konkurso. Na ir nuo visos skiriamos subsidijos 5 procentai turės būti skiriami priziniam fondui projekto konkurso įgyvendinimui, na ir likusi suma paslaugų sutarties įgyvendinimui. Na ir pagrindinė žinutė, kad kuriamas, diegiamas ir testuojamas vienas dirbtinio intelekto sprendimas 4 savivaldybėse, ne 4 sprendimai atskiri, bet vienas sprendimas, kuriam yra skelbiamas vienas pirkimas. Dėl susijungimo į konsorciumą, apie kurį jau ir klausėme renginio pradžioje, tai iš tikrųjų, rengiant paraišką, reikalinga suburti kompetitingą 4 savivaldybių atstovų komandą. Ta komanda turėtų susidėti iš įvairių specialistų, tiek žmonių, kurie kuruoja galbūt konkretų turinį susijusį su administracinės naštos problematika, teisininkų, viešųjų pirkimų specialistų, IT specialistų. Tačiau teikiant paraišką užtenka pridėti laisvos formos vadovų sutikimus dalyvauti veikloje. Taigi dar teikiant paraišką nereikalinga jungtinės veiklos sutartis, nes ją konsorciumo dalyviai turės pasirašyti per 40 dienų nuo finansavimo sutarties su mumis, su inovacijų agentūra pasirašę. Na ir
jungtinės veiklos sutartis tarp konsorciumo dalyvių reglamentuos bendro pirkimo įgyvendinimą. Tai yra, iš esmės, ne tik tai, ta sutartis bus reikalinga ne tik tai faktiškam užtikrinimui, kad jūs dirbsite ir bendradarbiausite, tačiau tai yra viena iš sąlygų, kuri leidžia atlikti bendrą pirkimą. Žvelgiant į paraiškų vertinimo kriterijus, kurie aktualūs tikrai rengiant paraiškas, tai turime du specialiuosius kriterijus, vertindami kokybiškai, atlikdami kokybinį paraiškų vertinimą, tai žiūrėsime, ar šiai paraiškai numatytai veiklai pateiktom problemų spręsti reikalingas skaitmeninis apskritai sprendimas ir tuomet reikalingas dirbtinio intelekto sprendimas. Na ir tada vertinsime paraiškas per 6 prioritetinius kriterijus. Tai daugiausiai, kaip matysite, ir prie vertinimo sistemos daugiausiai balų tikrai skiriama yra problemų administracinės naštos mažinimo srityje lauko apibrėžimui. Tai svarbu apibrėžti ir aktualumą, ir tikslinių grupių poreikius, ir daugelį kitų aspektų, kurie padėtų suprasti sprendimos problemos aktualumą ir sprendimo reikalingumą. Tada taip pat svarbu pristatyti patirtį įgyvendinant bendrus projektus su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, įrodyti, pagrįsti savo jų bendrai turimą bendradarbiavimo patirtį. Tada pristatyti patirtį įgyvendinant inovatyvius viešuosius pirkimus, jeigu tokią patirtį turite, ir patirtį vystant skaitmeninius sprendimus viešosioms paslaugoms gerinti įvairius projektus, kuriuos esate įgyvendinę savo savivaldybėse. Ir galiausiai taip pat atsižvelgsime vertindami ir į veiklos įgyvendinimo planą, ar suvokėte ir pristatote atitinkamai veiklos įgyvendinimo laikotarpius, vertinate rizikas ir ar esate subūrę kompetentingą, motyvuotą komandą, kuri būtų pajėgi įgyvendinti šį projektą. Na ir ką jau minėjau, finansinis indėlis taip pat vertinamas papildomais balais, tačiau tai nėra privalomas vertinimo kriterijus, tai iš esmės prisidedant galite gauti papildomų balų, tačiau neprisidėdami prie projekto įgyvendinimo taip pat galite dalyvauti ir jeigu jūsų paraiška surinks iš kitų dalių daugiau balų, tai matyti gali taip pat būti atrinkta įgyvendinti projektą. Na ir galiausiai paraiškų teikimo tvarka. Tai paraišką teikia pareiškėjas, kuris yra konsorciumą koordinuojantis savivaldybė. Tai visos į konsorciumą besiruošiančios susiburti savivaldybės kartu rengia paraišką, tačiau ją pateikia vienas pagrindinis atstovas, koordinuojantis savivaldybę. Ją pasirašo koordinuojančios savivaldybės vadovas kvalifikuotų elektroninių parašų, pateikiama ad hoc formatu. Na ir pridedami laisvos formos savivaldybių partnerių vadovų susitikimai dalyvauti. Ar tai būtų elektroniniai laiškai, ar galbūt raštai, kaip jau numatysite, tai yra apibrėžiama laisvos formos sutikimai. Na ir paraiškos teikiamos elektroniniu paštu, paraiškos@inovacijų-agentūra.lt. Na ir paraiškų lauksime iki gruodžio 9 dienos 17 valandos. Daugiau informacijos interneto svetainėje inovacijų-agentūra.lt prie finansavimo skilties tikrai rasite visą informaciją, finansavimo taisyklės, paraiškos formą, priedus. Ir jeigu kyla kažkokių klausimų susijusių su paraiškos rengimu, sąlygomis, taisyklėmis, tai kviečiame susisiekti su mumis, nurodytais telefonų numeriais arba elektroniniais laiškais. Tai tiek apie sąlygas. Na ir dabar stabdysiu projekto pristatymą, įrašą ir turėsime laiko klausimams ir atsakymams.